Tai sveiki visi dar kartą. Aš klausiau tų pranešimų profesorius Narbekovo ir Ramūno ir tikrai labai geri pranešimai. Man labai gaila, kad Ramūnas negalėjo baigti iki galo visko pasakyti, nes jie yra labai svarbus, o mes čia jūs dar truputį pakankinsim šiek tiek. Tai aš tikrai atsiprašau, bemastydamas, kaip gražiai profesorius Narbekovas ir Ramūnas sudėliojo savo skaidrės, vizualinę medžiagą ir taip su jumoru aš supratau, kad aš dabar čia truputėlį tokiu vizualiniu smurtu užsiimsiu. Ir ne tik dėl to, kad mano skaidrėse nėra tokių grafikos elementų gražių, bet ir dėl to, kad tiesiog pati, mano pasirinktas toks kampas kalbėjimo, jisai reikalauja šiek tiek jūs supažindinti su tuo, kas paprastai lieka už kadro. Ir turbūt jau ne vieną kartą, kai kalbam apie kažkokius iššūkius valstybėje, sprendimus, ypač tokius kontroversiškus sprendimus, iškyla tokio konstitucinio teismo kaip institucijos vaidmuo Lietuvos valstybei, kuris tarsi turi, ir iš tikrųjų turi labai svarbią vietą valstybėje, bet tarsi kartais netgi lemiamą žodį politinėse diskusijose. Todėl man, kaip žmogui, kuris kasdieną tiesiog gilinasi ne tik į pačią konstituciją, bet ir į konstitucinio teismo doktriną, dėsto konstitucinę teisę, man yra labai svarbu plėsti pažinimą ir supratimą apie tai, ką sako konstitucija iš tikrųjų, kokias gairias nubrėžia mūsų valstybės politiniam gyvenimui, apskritai mūsų socialiniam gyvenimui, visoms sritim, nes kaip jūs žinot, konstitucija yra mūsų visuomenės sutartis, toks svarbiausias teisinis aktas, kuris įpareigoja ne tik teisėjus, ne tik politikus, bet ir kiekvieną iš mūsų čia sėdintį. Bet su tokiais įspūdingais dokumentais, koks yra konstitucija, nutinka kartais tai, kas nutinka ir su žemesnės teisinės galios aktais. Kad kai žmonės nežino, koks yra jų turinys, kai jie tik tai girdėję yra, galbūt iš antrinių, tretinių ar dar kažkelintinių šaltinių, apie vieną ar kitą klausimą, kurį neva sprendė Konstitucinis teismas ar priėmė nutarimą. Ir tada pačios konstitucijos jie net nėra vartę, nutinka taip, kad labai lengva žmonėmis manipuliuoti. Ir man bent jau kaip konstitucionalistui yra labai sudėtinga ta prieiga, nes, žinot, būna diskusijos įvairios. Tai žinių radijui, nacionaliniam transliuotojui. Ir ten būna pasodina kokį vieną žmogų ir tada dar 2-3 kitus ir paprastai būna viena nuomonė prieš 3. Arba tas balansas dar koks nors būna įdomesnis. Tai, žinokit, su tiesa yra taip, ir kas iš jūsų pritarėt, kad egzistuoja toks dalykas kaip objektyvi tiesa, tai nesvarbu, kiek tu susodinsi žmonių, kurie sako netiesą, galbūt net visi sakys netiesą, bet tiesa vis tiek kažkur tai yra. Tai dabar mes kaip piliečiai, ne teisininkai, nes teisininkai mes ginčijamės, yra subtilybės įvairios, mums su konstitucija ir su visais dalykais, kurie apibrėžti joje arba ne, yra taip, kad mes negalime, dėja, bet negalime turėti tokios prabangos pasitikėti autoritetais. Mes turime tą teisinį aktą padaryti gyvą savo gyvenime. Kai ne tik perskaityti jį, bet ir domėtis, gilintis, ir tai yra mūsų pilietinė pareiga, aš manau. Todėl šiandien tikiuosi šiek tiek prisidėti prie to jūsų įsigilinimo ir pravesti jūs šiek tiek prie vieną iš tokių kontroversiškesnių konstitucinio teismo nutarimų, tai yra praeitų metų 25 balandžio 10 dienos dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Džiaugiuosi, kad Aušrinė sėdė, tai žinau, kad tikrai čia yra vienas geras studentas, kuriam bus labai įdomu pamatyti viską. Ir keliu šiandien savo pranešime kelis klausimus. Taip, štai šie klausimai. Taigi, ar konstitucinė orumo samprata yra tik apie orą,
Ar iš Konstitucijos kyla pareiga valstybei įteisinti pagalbinio apvaisinimo paslaugą moterims nesančioms šeimos santykiuose su vyru? Čia reikėjo labai paieškoti formuluotės, nes Konstitucinio teismo doktrinoje tas ilgas apibūdinimas moters yra pateikiamas vienišoms moterims. Bet žinot, tas vienišumas, aš galiu būti vienas, bet nesijausti vienišas. Tai kažkaip tikrai tokia psichologinė kategorija, nesinorėjo jos čia perkelti. Norėjosi būti tikslesnė. Na ir paskutinis, kokie yra didžiausi konstituciniai iššūkiai žmogaus orumo apsaugai. Taip, aš žinojau, kad profesorius Narbekovas labai daug dėmesio skirs orumo klausimų, jis be abejonės palietė ir 98 metų gruodžio 9 dienos nutarimą dėl mirties bausmės panaikinimo, kur nemažai buvo dalykų pasakyta, tai šitam dalykui aš taip skaidrėse neskiriau daug laiko, bet irgi apie tai pakalbėsim šiek tiek. Taigi, lyginamoji perspektyva ir su lyginamąja perspektyva, ypač konstitucinės teisės, yra truputį problematiška dėl to, kad pati konstitucijos samprata suponuoja tai, kad mums tiesą pasakius neturėtų būti svarbu, kas yra užfiksuota kitų valstybių konstituciniuose aktuose. Lietuvos valstybėje galioja Lietuvos Respublikos konstitucija, jinai yra aukščiausias teisinės galios aktas, viskas taškas. Ir gali atsirasti tarptautinės teisės specialistas koks nors, kuris pasakys, kad yra tarptautinė teisė ir panašiai. Ne, mėlyjeji, net pats Konstitucinis teismas savo doktrinui sako, taip, pacta sunt servanda, sutarčių reikia laikytis ir taip toliau, bet šiaip jau Konstitucija yra aukščiausias teisinės galios aktas ir kartais mūsų situacijose praktinėse nutinka taip, kad netgi Europos žmogaus teisių teismo nutarimas nepakeičia Konstitucinio teismo verdikto, sako, taip yra. Yra konfliktas, galioja konstitucija. Norim kažkaip taip pritraukti tarptautinę teisę prie Lietuvos, mums reikia keisti konstituciją. Bet čia yra reti atvejai, bet gerai, kad jie yra. Tai kalbant iš lyginamosios perspektyvos, vis tiek mes gyvenam vakarų civilizacijoje, kitos valstybės taip pat masto apie orumą ir Lietuvos konstitucija pakankamai vėlyva yra, nepriklausomybę mes atgavom, nors turėjom konstituciją ir tarpukariu. Tai kokie yra bendri tokie bruožai, ką galima pasakyti apie orumą konstitucinės teisės, lyginamosios konstitucinės teisės požiūriu? Tai orumas yra tokia ontologinė būties kategorija ir jinai iš esmės orumas, žmogiškasis orumas suponuoja žmogaus galimybę turėti teisės. Iš to kyla du aspektai. Pats orumas turi būti ypatingai saugomas ir jis apibrėžia mūsų kitų teisių ribas. Tai reiškia, kad mes negalime daryti bet ko. Ir čia buvo prieš tai dviejuose pranešimuose irgi, man atrodo, šiek tiek akcentuotas tas momentas, kad paprastai mes kalbam apie asmens orumo pažeidimą, kaip apie tai, ką žmogus vienas padaro kito žmogaus atžvilgiu. Tačiau mano kolega daktaras Vygantas Malinauskas labai dažnai pabrėžia, sako, žmogus gali pažeisti ir savo paties orumą. Taigi, žmogaus orumas įpareigoja ir mus pačius savo paties atžvilgiu. Ir mus kito asmens atžvilgiu. Ta mes žinom visuotinai, visoje vakarų teisinėje sistemoje apie žmogaus orumą. Dabar Konstitucijoje mes turim 3 vietas, čia kaip skaičiuosim, bet plius minus 3 straipsnius, kuriuose yra kalbama apie žmogaus orumą. Tiek, žmogaus orumo sampratos tiesiogiai neturim, žmogaus orumas šiuose straipsniuose yra siejamas su konkrečiomis žmogaus teisėmis. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi, kėsinimosi į orumą. Tarp kitko, atkreipkite dėmesį, Konstitucija sako, į jo garbę ir orumą.
Šitos kategorijos yra skirtingos. Garbė, tai toks išorinis dalykas, civiliniai teisė ypatingai tas pabrėžima, tai yra mano reputacija, tam tikrą prasme. Ne? Bet orumas nėra tas, kas yra garbingumas, ir mes toliau matysim irgi. Orumas yra besąlyginis, konstitucinė prasme taip pat. Taigi, laisvė reikšti įsitikinimus, atkreipkite dėmesį, jeigu mes čia kalbėjom, kas saugoma, kad orumas pats saugomas kaip vertybė, žmogus, ne, tai tada atkreipiamas dėmesys, kad mes galime norėti pažeisti kito orumą ir įvairiais būdais. Taigi, netgi laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip kaip tik įstatymu. Ir orumas yra vienas iš konstitucinių pagrindų, kuriais remiantis galima iš tikrųjų riboti tam tikras labai svarbias konstitucinės teisės. Tai čia tiek teksto. Aš jums padėjau, kad nereikėtų visų straipsnių vartyti ir judame toliau. Konstituciniai žmogaus orumo metmenys. Konstitucijos tekstas, kurį mes ką tik taip greitai peržvelgėme, jisai mums apie ką kalba? Jisai kalba apie tokius tarsi labai konkrečius dalykus ir Konstitucinis teismas savo doktrinoje jisai išplečia. Konstitucinio teismo doktrina apie orumą pasako daug daugiau. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad Konstitucinio teismo doktrinoje pradedama formuluoti tam tikrą žmogaus orumo sampratą. Tai mes pradedame suprasti, bet aš sakyčiau, šiandieninėje būklėje Konstitucinio teismo doktrinos mes dar iki galo pilnai nesuprantame, kas yra žmogaus orumas. Dėl to mes kartais linkstame žiūrėti į tam tikrus kitus šaltinius. Į filosofiją, į kažkokius mokslininkų teiginius, teologinius netgi, bet tai nėra tikslu konstitucinės teisės kontekste. Kai mes kalbam iš konstitucinės teisės perspektyvos, tai tas visas žinojimas, kurį mes turime už konstitucijos ribų, jis neįpareigoja konstitucinio teismo. Tai kas įpareigoja konstitucinį teismą? Konstitucijos tekstas. Ir kaip matėm, konstitucijos tekstas yra pakankamai lakoniškas, bet iki šiol konstitucinis teismas, žvelgdamas į tą konstitucinį tekstą, jisai pasakė šiuos dalykus. Orumas tai neatimama žmogaus kaip didžiausios socialinės vertybės savybė. Kiekvienas visuomenės narys turi prigimtinį orumą, žmogaus orumas vertintinas kaip ypatinga konstitucinė vertybė, orumas būdingas kiekvienam žmogui, nesvarbu, kaip jis pats save ir kiti žmonės įvertina. Žmogaus gyvybė ir orumas neatsiejami. Ir čia sako, kaip išreiškiantys žmogaus vientisumą ir nepaprastą esmę yra aukščiau įstatymą. Gyvybė ir orumas neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamas atskirai. Kas čia yra pasakyta? Mūsų temos kontekste labai svarbu suprasti, kad diskusija apie žmogaus orumą, ar kažkas turi orumą, mums pasibaigia ties klausimu, ar kažkas yra žmogus. Ir jeigu mūsų ypatingai politinėse diskusijose, pavyzdžiui, embriono apibrėžimas yra besivystantis žmogaus organizmas ir kažkam atrodo, kad čia dar ne žmogus, tai tada klauskim, ar kas besivysto yra gyvas, taip, ar tai yra žmogaus organizmas, taip. Jeigu yra organizmas žmogaus, tai kur pats žmogus? Akivaizdu, kad tai yra gyvas žmogus. Ir apie orumą iš konstitucinės teisės galima sakyti taip. Yra žmogaus gyvybė, yra žmogaus orumas. Tam individualiam žmogui priskirtinas orumas. Taškas. Negalima traktuoti atskirai gyvybės ir orumo, tą Konstitucinis teismas pasakė jau 98 metais. Taigi,
Yra konstituciniai doktrinoje ir keistesnių dalykų, į kuriuos noriu atkreipti dėmesį. Dėl ko šiek tiek galbūt netgi ir sumaišysiu jums tą protą. Konstitucinis teismas yra sudaromas iš 9 teisėjų, kurie nėra šiaip jau per se orumo specialistai ir žinovai. Yra kartais doktrinoje pasimeta supratimas apie tam tikrus terminus ir žodžius. Ir kartais konstitucinėje doktrinoje tie patys terminai pradeda būti priskiriami dalykam, kur neturėtų būti priskiriami, mano supratimu. Taigi matome čia, kad yra tokios 2 bent kategorijos. Yra prigimtinis žmogaus orumas, esminė kiekvieno žmogaus savybė, ir tada konstitucinis teismas kitose nutarimuose jisai kalba apie prezidento orumą, apie teisėjo orumą. Nežinau. Niekas iš mūsų iš prigimties nesam prezidentas ir teisės būti prezidentu nėra, ne? Yra teisė galbūt kandidatuoti nuo tam tikro metų skaičiaus ir tai ne nuo 18. Taip pat ir su teisėju. Tai kaip reikėtų teisingai suprasti, kas čia yra sakoma? Čia yra konstitucinio statuso klausimas ir konstitucinis teismas, kai kalba apie prezidento orumą, teisėjo orumą, jisai nekalba apie tą prigimtinį orumą, apie kurį kalba ir priskiria visiems žmonėms. Teisingiau čia būtų, jeigu konstitucinis teismas kalbėtų apie garbingumą. Tai yra, čia konstitucinis teismas maišo prezidento garbingumą, statuso garbingumą, garbę prezidento ir teisėjo garbę, bet tai jokių būdų nėra apie orumą. Aš tikiuosi pataisys konstitucinio teismo teisėjai savo doktriną po mano šio pranešimo. Dar vienas aspektas, kuris jums tikiu tikrai padės, nes aš net vakar specialiai per Google paiešką suvedžiau orumas, žmogaus orumas, ir ten išmeta daugybę tokių teiginių apie žmogaus orumą, bando formuluoti žmogaus orumo sampratą, kurioje yra maišoma 2 kategorijos – asmuo ir asmenybė. Ir filosofijoje šitas klausimas jau seniai yra išspręstas, bet į konstitucinio teismo doktriną irgi dar ne iki galo pilnai atėjo šitas skirtis. Taigi, iš konstitucinės teisės perspektyvos teisinga yra kalbėti apie žmogaus orumą ir teisinga yra kalbėti apie žmogaus asmens orumą. Klaidinga kalbėti apie žmogaus asmenybės orumą. Dėl to, kad asmuo yra žmogiškos būtybės pagrindas, tuo tarpu asmenybė yra didesnis ar mažesnis jos galių išsiskleidimas. Kiekvienas žmogus yra asmuo, bet ne kiekvienas yra asmenybė. Ar sutinkat su tuo? Gerai. Labai svarbu. Taigi, kai mes kalbame, ir čia anglų kalboje, mes turim irgi tam tikras problemas teisiniuose aktuose, kada kai kurie tekstai teisiniai sako, kad yra saugomas žmogaus asmenybės orumas. Jie eliminuoja asmenis, kurie netraukia iki asmenybės kategorijos. Galbūt asmenys, kurie išvis negali savęs suvokti. Tačiau jie yra žmonės, gyvi žmonės. Asmenys, nors ne asmenybės, arba labai mažos asmenybės. Supratom šitą skirtį, judam toliau prie būtent mano minėto balandžio 10 dienos nutarimo. Kai tik jis pasirodė, aš atsimenu tada savo reakciją, atsidariau nutarimą, buvo ten 2 valandos gal praėjusios po paskelbimo, neoficialaus, tarp kitko oficialus įvyko tik tai prieš keletą dienų po metų. Ir susinervinau, uždariau, galvoju, neskaitysiu, nesąmonę. Tada visai neseniai teko rengti tokią analizę dabartinio pagalbinio apvaisinimo įstatymo naujos redakcijos projektą.
Ir pradėjau skaityti aiškinamąjį raštą ir nustebau. Kodėl nustebau? Nes mūsų jau girdėta, žinoma, tokia iniciatyva įteisinti pagalbinio apvaisinimo paslaugas vien tik moteriai, ten, žinoma, grindžiama būtent šituo Konstitucinio teismo nutarimu, Konstitucijos išaiškinimu. Tačiau citata, kuri buvo pavartota aiškinamajam rašte, man pasirodė labai silpna, nepagrindžianti tokio pokyčio teisinėje sistemoje. Man pasidarė labai įdomu. Gal aš ne taip perskaičiau tą nutarimą. Taigi, jūs man padėsite atsakyti į šitą klausimą eigoje. Čia matote pagalbinio apvaisinimo įstatymo dabar galiojančią 5 straipsnio 3 dalį, kuri ir buvo ginčijama. Jisai sako, pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik įstatymų nustatyta tvarka santuoką ar registruotos partnerystės sutartį sudariusiems veiksniems asmenims, pateikus asmens tapatybę, amžių, santuokos ar partnerystės sudarimo patvirtinančius dokumentus ir kitas aplinkybės. Esminis ginčo objektas buvo tai, kad pagalbinis apvaisinimas teikiamas yra tik tai susituokusiems arba partnerystę sudariusiems asmenims. Dar prieš pereinant toliau, prisimenu, kada buvo 20 metų turbūt rinkimų jau pabaiga ir Laisvės partija laimėjo tuos rinkimus ir vienas iš argumentų tada Tomo Vytauto Raskevičiaus dėl to, kad tos pačios lyties poros negalės gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugų, buvo tai, kad būtent šis įstatymas numato tokį reguliavimą. Ir ne tik šitą, kuris buvo skundžiamas, bet dar ir su juo susijusi kitą, kad pagalbinis apvaisinimas gali būti atliekamas tik su tuoktinio arba partnerio lytinėmis ląstelėmis. Su nedidelė išimtim. Taigi matom, kaip greitai keičiasi. Čia nepraeina 10 metų ir tai, kas buvo bandoma sakyti, kad ne, taip niekada nebus, jau šiandien stengiamasi keisti. Taigi Konstitucinis teismas gavo 2 prašymus ištirti, ar jūsų matoma būtent 5 straipsnio 3 dalies nuostata prieštarauja ar neprieštarauja Konstitucijai. Šitas dalykas jau pats savaime yra pakankamai įdomus ir jis pasidaro dar įdomesnis tada, jeigu pamatom vieną tokį dalyką, kad prašymų apimtis skyrėsi. Tai yra prašymas numeris 1B8/2024. Jisai apėmė Konstitucijos 21 straipsnio 2-3 dalį, 22 straipsnio 1-4 ir 29 straipsnį kartu su 38 straipsnio 1-2 dalimis. Vėlesnis prašymas jau įtraukė 53 straipsnio 1 dalį. Ir galit matyti šalia, kam galiausiai buvo pripažintas prieštaravimas Konstitucijai, būtent 29 straipsnio ir 53 straipsnio 1 daliai. Neturiu argumentų, bet darau pagrįstą prielaidą, kad kažkas paprotino pareiškėjus, kad žinot, su tais argumentais pirmam nelabai išeina. Bet kas yra įdomu, kad būtent pirmieji argumentai, kaip mes po to matysime, ir apima daugiausiai interpretavimo susijusio su galbūt vieno asmens teisė į pagalbinį apvaisinimą. Taip. Taigi, kas tie straipsniai, ką sako tie straipsniai, kuriems galiausiai buvo nustatytas prieštaravimas. Jie kalba 29 apie nediskriminavimą ir 53 1 dalis apie tai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugą žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse įstaigose teikimo tvarką. Apie pagalbinį tiesiogiai nieko, akivaizdu ir
tą noriu pabrėžti, nekyla iš Konstitucijos pareiga valstybei apskritai tokią medicinos paslaugą teikti. Prasme, jos galėtų nebūti šiandien. Čia yra klausimas ir šitoje byloje sprendėsi iš esmės lygybės tarp asmenų, kam yra prieinama šita paslauga ir kam ne. Prieš vertinant, pereinant prie šalių argumentų, tiksliau pareiškėjų argumentų, noriu, kad jūs pamatytumėt, kaip atrodo Konstitucinio teismo nutarimo struktūra. Kas galbūt galėjo sukelti tam tikrą mūsų įsitikinimą, kad reguliavimas, tiksliau Konstitucinio teismo sprendimas yra vienoks, o ne kitoks, tai būtent tai, kad mes nesam pratę iki galo skaityti Konstitucinio teismo doktrinos, o tik tai pranešimais vadovaujamės. Taigi, yra dalis, kurioje Konstitucinis teismas apskritai pateikia gautus duomenis, pareiškėjų argumentus, suinteresuotų asmenų atstovų argumentus, kitą tyria bylos medžiagą, bando surinkti ir būtent šitoje dalyje yra pristatoma. Konstitucinio teismo doktrina, kaip mes suprantam, ką sako Konstitucija, pradedama yra dėstyti tik po žodžiais konstatuoja. Taigi nutarimas yra labai didelis. Ir jeigu iš bet kur ten paimsi, pradėsi skaityti ir galvosi, kad čia jau Konstitucinis teismas šneka, tai žinokit, taip nėra. Dėl to, čia kaip su Kanto filosofija. Arba Tomo Akviniečio. Labai dažnai Tomą Akvinietį cituoja, tarsi jis tą sako, nors iš tikrųjų jis to nesako, jis tik tai dėsto kitų žmonių argumentus, dar reikia suprasti, ką jis iš tikrųjų sako. Taigi, Konstitucinis teismas čia kalba šitoje. Čia jis apsibrėžė tyrimo ribas, vėlgi kalba, kaip jisai supranta ginčijamą teisinį reguliavimą, tada jis aptaria, kokios šiaip, kas iki šiol yra pasakyta konstitucinėje doktrinoje ir tik tada jisai pereina tiesiogiai būtent prie to sprendimo problemos, atsako į klausimą. Galiausiai mums taip pat labai svarbi yra rezoliucinė dalis, tai yra sprendimas, pats sprendimas, kas kam ir kodėl prieštarauja, kuris yra formuluojamas labai trumpai. Man viso to reikia, kad jūs žinotumėt, kad suprastumėt mano argumentą. Taigi, kokie buvo pareiškėjų argumentai? Jie buvo tokie bendro pobūdžio. Taigi, jie sako, dabartinis reguliavimas nustato formalų ribojimą, leidžiamas tik santuoką arba registruotą partnerystę sudariusiems asmenims, vadinasi, iš anksto eliminuojamos nesusituokusios poros ir vienišos moterys. Ir pirmą kartą, kai pareiškėjai savo prašyme tą pavartoja, kaip jie supranta, ką leidžia ar ko neleidžia dabartinis reguliavimas, Konstitucinis teismas tą supratimą kartoja visur. Jis visur kalba apie tai, kad eliminuojamos nesusituokusios poros ir vienišos moterys. Bet tai nieko dar nereiškia, ar tai prieštarauja Konstitucijai ar ne. Čia tiesiog mes taip suprantam teisės aktą. Toliau, ribojimas nėra susijęs su pačiu nevaisingumu kaip medicininė būklė. Tarsi, kas yra bendro tarp to, kad žmogus yra sudaręs santuoką ar partnerystę ir su to, kad jis negali susilaukti vaikų. Ir toks nustatytas kriterijus yra ne medicininis, yra socialinis, dėl to, suprask, nepagrįstas. Pagalbinis apvaisinimas yra nevaisingumo gydymo būdas, paremtas mokslo pažanga, todėl jo priėjimo ribojimas vien dėl šeimos santykių formos pareiškėjų požiūrių yra nepateisinamas. Na ir paskutinis toks bendro pobūdžio argumentas, kad tai yra diskriminacija dėl šeiminės padėties, tai yra nelygybė. Konstitucija, būtent Konstitucijos 29 straipsnis, kuris nenumato baigtinio sąrašo diskriminacijos pagrindų, jis taip pat tą irgi draudžia. Ir tada yra ypatumai. Ypatumai dviejų prašymų ištirti. Kaip ir minėjau, pirmasis, kuris liko užmarštyje, sakykime taip, Konstitucinio teismo argumentacijoje, labai daug kalba apie moters prigimtinę teisę į vaiką.
kaip rašo pareiškėjai. Moters orumas glaudžiai susijęs su reprodukcinėmis teisėmis, laisvė turėti ar neturėti vaikų. Būtent pagalbinis apvaisinimas gali padėti susilaukti vaikų sveikatos problemų turintiems asmenims ir asmenims, kurie neranda tinkamo partnerio. Valstybė siekdama didinti gimstamumą turėtų skatinti teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, tačiau valstybė nepagrįstai paneigdama vienišų moterų teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir realizuoti prigimtinę teisę į motinystę, pažeidžia tokių moterų orumą, privataus gyvenimo neliečiamumą. Pabrėžiu, čia ne Konstitucinis teismas sako ir net ne Vytis Turonis. Čia yra pareiškėjai, taip samprotauja, kad yra prigimtinė teisė į motinystę, kurios prigimtinė teisė nežino tokios teisės, nes žinot, kaip su teisė yra, jeigu yra teisė, kažkas turi pareigą. Tai jeigu čia dabar mes paskelbtume tokį, kad kas nori įgyvendinti savo prigimtinę teisę, mes pasiruošę padėti, būtų labai sunku. Na ir galiausiai būtent antrojo pareiškimo esmė buvo tai, kad pagal tarptautinę ligų klasifikaciją nevaisingumas yra laikomas liga, šios ligos gydymas turėtų būti taikomas neatsižvelgiant į asmenų šeimos santykių formą, teisinis reguliavimas, kurios santuokos nesudariusios poroms neužtikrina medicininę pagalbą, paneigiama teisė į pagalbinį apvaisinimą, pažeidžia 53 straipsnio 1 dalį, kurią mes jau skaitėm. Man parodė, kad yra 1 minutė, aš paimsiu 2, nes turėsiu dabar prabėgti greitai pro skaidres. Mes neskaitysim visko ir neturėjau laiko supažindinti, tik noriu atkreipti dėmesį, kad visam nutarime vieninteliai, kurie iškėlė vaiko interesą, buvo suinteresuotų asmenų atstovai, kas yra Seimo iš esmės atstovai, ne patys įspūdingiausi žmonės, tame tarpe Linas Slušnys, bet vis tiek, jie sako, žiūrėkit, mes nustatėm šitą reguliavimą dėl to, kad būtų užtikrintas vaiko interesų prioritetas. Ir toliau Konstitucinis teismas niekur doktrinoje apie vaiką nešneka apskritai. Tarsi pagalbinis apvaisinimas būtų dantų protezavimo paslauga. Kas man sukėlė tą pirminį pyktį, kol aš nesupratau, ką iš tikrųjų sako nutarimas. Tiksliau, ko jis nesako. Deja, bet turiu perbėgti prie visų pozicijas, paliksiu šone ir einu tiesiai prie atitikties Konstitucijai vertinimo, kurį padarė jau pats Konstitucinis teismas. Taigi štai ką sako Konstitucinis teismas. Jis sako, tarp asmenų, kuriems nustatytas objektyvus medicininis pagalbinio apvaisinimo poreikis ir kurie yra sudarę santuoką ar įregistravę partnerystę, ir tarp asmenų, kuriems nustatytas, vėlgi, tas pats poreikis, tačiau nėra jie sudarę santuokos ar įregistravę partnerystės, nėra tokių skirtumų, kurie objektyviai pateisintų skirtingą jų traktavimą teisės gauti sveikatos priežiūros paslaugas aspektu. Kas yra labai svarbu, kolegos? Konstitucinis teismas visur, kur vertino įstatymo atitikti Konstitucijai, tai yra ką įstatymas draudžia ir ką leidžia, jis visur kalba apie susituokusius, nesusituokusius poras ir vienišus asmenis. Kai jis nueina prie konkretaus įvertinimo, kas prieštarauja Konstitucijai ir kodėl, apie vienišus jis nekalba visiškai. Lieka tik susituokę, nesusituokę ir kitos poros. Kiti asmenys. Yra 2 argumentai, kurie man tai rodo. Tai yra pirmas dalykas, kad čia jisai kalba apie diskriminaciją 29 straipsnio kontekste. Tai reiškia ne tai, kad negalima skirtingai traktuoti šeimų ir vienišų asmenų. Jis kalba apie tai, kad visos šeimos turi būti traktuojamos vienodai. Ir mes jau seniau turėjom tą doktriną, kuri iš esmės leidžia samprotauti, kad tame tarpe poros, kurios nėra nei sudariusios partnerystės, nei santuokos, jos taip pat gali būti įstatymo atžvilgiu traktuojamos kaip šeima. Taigi Konstitucinis teismas čia tiesiog patvirtina šitą ir sako, žiūrėkit, mes turim šeimas, vienom šeimom duodat, kitom ne. Vieniši asmenys iš vis yra paliekami šone, nes Konstitucinis teismas jisai net nebando įvertinti, ar yra objektyvus skirtumas tarp vyro ir moters poros
šeimos ir vienišo asmens. Jis to nedaro. Bet jis taip pat nekalba visiškai nutarime apie vaiko interesus. Jis preziumuoja, kad jie nebus pažeisti, nes vaikas turės mamą ir tėtį. Ne taip, kaip dabar bando mus įtikinti projekto iniciatoriai. Ir čia yra rezoliucija, kurioje vėlgi nėra nieko apie vienišus asmenis. Taigi, straipsnis 5 straipsnio 3 dalis prieštarauja tiek, kiek pagal ją teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas turi tik santuoką ar registruotus partnerystės sutartį sudarę asmenys. Viskas. Vėlgi, galėtume sakyti, kad galbūt tai apima ir vienišus asmenis, ne? Bet vėlgi, Konstitucinis teismas negali tiesiog teikti kažko, jis turi pagrįsti. Todėl jeigu jis į savo argumentavimo liniją nepaaiškino, kodėl jis mano, kad vienišas asmuo, moteris, yra tokiam pačiam statuse kaip pora, kuri šiaip jau natūraliai gali susilaukti vaiko, nes mes žinom, kad nevaisingumas yra poros klausimas, ne? Nes moteris gali būti puikiausiai vaisinga, su vyro gali būti vaisingumų problema arba atvirkščiai. Taigi konkrečiai porai, jiems susilaukti vaikų yra skirtas pagalbinis apvaisinimas. Visiškai pabaiga, kadangi Konstitucinis teismas nekalba apie vaiką, mes turim suprasti, kad konstitucinė doktrina nekaba tiesiog kažkur. Mums svarbu įtraukti tada, ką jis sako apie vaiką kituose nutarimuose. Ir tai lieka galioti, į tą turim atsižvelgti. Taigi Konstitucinis teismas yra suformulavęs vaiko interesų pirmumo principą, imperatyvą, kuris sako, šis imperatyvas suponuoja valstybės pareigą užtikrinti, kad tiek priimant įstatymus ir kitus teisės aktus, tiek juos taikant ir sprendžiant kitus su vaiku susijusius klausimus būtų atsižvelgiama pirmiausia į vaiko interesus. Pirmiausia į vaiko interesus. Dabartinė pagalbinio apvaisinimo redakcija, kuri yra siūloma, kalba tik apie vaiko gimusio po pagalbinio apvaisinimo interesus. Tokiu būdu eliminuoja ir įveda į konfliktą su visa kita teisinė sistema, nes pas mus kas yra vaikas, tai yra žmogus iki 18 metų. Pagal vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą tiek vaikui iki gimimo, tiek po jo turi būti užtikrinama teisės. Yra principas. Parodysiu. Norma panaikinta kaip norma, bet įtraukta prie principų. Ir konvencijoje ir taip toliau iš tarptautinės teisės tas pats ateina. Tame tarpe žmogaus embrionai turi teisinę apsaugą. Ir čia, jeigu galvoja, kad 2019 metų nutarimas yra per senas, tai galim sakyti, kad dar yra 24 metų, kur sako konstitucinė, užtikrinant vaiko interesų pirmumą toks būdas vertinti kaip prioritetinis kitų įstatymų leidėjo pasirinkimų kontekste, kad būtų užtikrintas sveikas ir visapusiškas vaiko vystymasis visų pirma šeimoje. Visų pirma šeimoje, kuri jau yra. Ne? Taigi, keliaujam toliau. Apibendrinimas, mano 3 klausimai. Ar konstitucinio orumo samprata apie orą? Ne, jinai turi konkretų turinį. Vienas svarbiausių konstitucinės žmogaus orumo sampratos elementų yra tai, kad žmogaus orumas neatsiejamas nuo gyvybės. Gyvybė yra arba jos nėra. Tai reiškia, jeigu konstatuojam, kad yra nauja žmogaus gyvybė, jam priklauso ir žmogaus orumas, tame tarpe teisė į žmogaus gyvybės apsaugą, kuri jau yra. Ar iš Konstitucijos kyla pareiga valstybei įteisinti pagalbinio apvaisinimo paslaugą moterims nesančiom šeimos santykiuose su vyru? Ne, nekyla, Konstitucinis teismas to nekonstatavo, jisai iš esmės sprendė klausimą tik tai toje apimtyje, kurioje pripažino, kad nesusituokusios šeimos, nesudariusios partnerystės šeimos taip pat turi teisę į pagalbinį apvaisinimą. Ir kokie didžiausi iššūkiai yra būtent tai, kad Konstitucinis teismas iki šiol neskiria asmens nuo asmenybės. Labai rimtas iššūkis, mes su tuo galime ateityje turėti problemų, nes tikrai embrionas, sunkiai gali embrioną pavadinti asmenybę, nors jis be abejonės yra žmogaus asmuo ir pradėta žmogaus gyvybė. Taigi pagal Konstituciją, nuo kada žmogus turi teisę į žmogaus gyvybės apsaugą, tai yra nuo tos gyvybės pradžios jis ir turi. Tai ačiū už dėmesį.